Siūlau, tu prasme, palaikyti iš prašymą. Ne, padarykim paskui dar kartą. Tu kaip man dabar atsistokant trumpai? Nu, stokis ir viskas. Aš nežinau, tu stokis kažkaip. Taip. O tu kel kojas. Aik. Palikai vieną koją, Tomai. Paimk. Oi, pamiršau filmuoti. Tu lygiai čystai taip, pamatysi. You did it, oh yes, you did it. Ačiū. Pala. Pora žodžių į kamerą. Atsiprašau, kur tu? Aiste, kaip jaučiatės? Man Tomas nuovė kelnes. Kur? Čia jau kitas klausimas, ble. Aš noriu jums interviu. Taip. Ne, tai filmuoji. Okay. Netilpo, naip, tu labai esi aukšta, kai būni ant rankų. Išpildžiau savo gyvenimo svajonę. Pavaikščiant ant rankų. O ta prasme, jūs apie tai svajojate nuo tada, Nuo kai 2008 metų vasaros, kai buvau Ocean City Amerikoje, Medžilendo valstijoje. Aišku. Nežinau, kur žiūrėti čia. Čia, kur prieš tai parodėte. Gerai, tęsime toliau. O jūs, kaip jums kilo tiesiog tokia idėja, kad jūs būtent norite vaikščioti ant rankų? Mano rankos nuo vaikystės buvo silpniosnioji grandis organizmo. Ne imunitetas, ne akis kokios žvairos, bet rankos. Visą laiką jaučiausi kažkokia neįvertinta ir tiesiog jaučiau tokią spragą gyvenime, kad... O tu, ta prasme, tam įtakos galėjo padaryti, ar tai pati jūs sugalvojate, ar kažkas jums pasakė, ar kaip jūs tai tiesiog... Jaučiau. O su kuo jūs tai sulyginat? Kodėl jūs galvojat, kad jūsų rankas būtent yra silpnos? Aš negalėdavau pakelt Maksimos maišelių, kai mama duodavo nešti. Realiai šitam darbe tai yra geras kamufliažas, nes manęs kada nesimatė. Žodžiu, ir jūs prisidedate. Aš ką tik filmuoju. Galvoju, šnekėk. Ne. Šnekėk toliau. Spėk, aš filmuoju. Tai žinai, esmė yra ta, kad padėt žmogui išpildyti, žinai, svajonę yra labai svarbu. Ir gal galėtumėte papasakoti, kokius žingsnius darėte link to, kad padėtumėt šiai paneliai išpildyti savo svajonę. 2 žingsniai buvo. Viskas. 2 žingsniai, 1 ir 2 žingsniai. Labai... Nes netoli stovėjau. Supratau, jums kas nors mokėjo? Ne, tai čia yra moralinis toks dalykas. Gerai, kad... Ačiū. Jūs tik dabar mama vaikyti perka, viskas pakoja pakelis. Baigsim kada nors. Ką? Taip, jūs labai gražiai pozai šiuo metu kamerai. Gerai.